73. Tiek šiemet sueina mūsų šiandienos herojų. Tai ne tik jau legenda tapęs ir visame pasaulyje vertinamas modelis, bet ir seniausiai kada nors gaminamas Toyota markės automobilis. Ir aš aišku kalbu apie Toyota Land Cruiser. Taigi šiandien mes išbandom 2023 metais pagamintą Toyota Land Cruiser Prado. Po kapotu 2.8 litro dyzelis, generuojantis 204 arklio galias, pavarų dėžė automatinė, varantis ratai, visi kitokio pasirinkimo su Toyota Land Cruiser jūs ir net nerasit, na, o į aplinką išmetamas CO2 netoks ir mažas, 218 gramų vienam kilometrui. Toyota Land Cruiser istorija mena jau 70 mečius. Pirmasis automobilis buvo pagamintas dar 1951 ir buvo visiškai nepanašus į šį ir buvo panašesnis į amerikiečių gaminamus Jeep Willys. Tiesa ta, kad Land Cruiseris būtent ir atsirado vykstant Šiaurės ir Pietų Korėjos karui ir pirmieji automobiliai buvo pagaminti ir perduoti Pietų Korėjos armijai kaip karinis automobilis. Kiek vėliau, po karo jie atiteko policijai, na, o bėgant metams buvo pradėti pardavinėti ir plačiai visuomeniai. Per daugiau nei 70 metų Toyota Land Cruiser pakeitė daugiau nei 14 modelių su įvairiausiom modifikacijom. Na, o ši prieš paskutinę kartą pasaulį išvydo 2009 metais, buvo atnaujinta 2013 metais ir 2017 metais, o naujausia Land Cruiser karta buvo pristatyta pernai ir Lietuvoje pasirodys jau šį pavasarį. Nuo 2017 metų gaminama štai tokia Land Cruiser versija būtų galima rasti su vos 4 skirtingais varikliais. 2 benzininiai, 2 dizeliniai. Pats silpniausias 2,7 litro benzinas su 163 arklio galiom. Galingiausias taip pat benzinas 4 litrų V6 su 282 arklio galiom. Na, o žinoma, pats populiariausias pasirinkimas būtent toks, kokį turim šiandien, 2.8 dyzelis su 204 arklio galiom. Na, jeigu ieško tokio automobilio savo, kaip visada, siūlau užsukti autoplius.lt. Šiuo metu tokių modelių pasirinkimas tikrai nemažas, o įdomiausia tai, kad portale rasit tik 2.8 litro dyzelius ir jokių kitų pasirinkimų. Bėgant metams ir automobiliui vis atsinaujinant, kėbulas stipriai nesikeičia ir išlaikoma tokia, na, bent jau plius minus klasikinė Land Cruiserio išvaizda. Šį kartą labiausiai akis krenta milžiniškos grotelės, aišku, ir štai toks kapoto išlinkimas, kuris, kaip sako patys gamintojai, bekeliai truputėlį turėtų pagerinti matomumą. O jeigu tokį automobilį planuojate pirkti ir su juo važiuoti į miškus ir kirsti upes, turėkite omenyje, kad oro paėmimas nuo žemės iškeltas net 70 cm. Automobilio ilgis 4,84 cm, jis išties ilgas, standartinė prošvaisa 21,5 cm, tai jau yra daug, tačiau nemaža dalis tokių modelių turi orinės važiuoklės, kurių pagalbai galima išsikelti ir dar aukščiau. Iš detalių turim slenkstį, kuris iš tikrųjų labai palengvina įlipimą, ypatingai jeigu esat žemaūgis žmogus. Toliau turim tonuotus langus, stogo bagažinės laikiklius, nes daiktų įsidėti tikrai reiks važiuojant į mišką. Na ir daugiau turbūt nieko ypatingo. Gale išties nemažas spoileris, štai tokie šiek tiek iš kėbulo išlindę žibintai, didelis modelio pavadinimas, nes visgi tikrai yra ko didžiuotis, ir turime štai tokią iš šoną atsidarančią bagažinę, kuri bekeliai gal ir patogi, tačiau įsispraudus į ankštą parkavimo vietą šalia kito automobilio, gali būti, kad tos bagažinės taip ir nepavyks plačiai atidaryti. Tačiau tai yra ne bėda, nes tokiu atveju galėsim atsidaryti langą ir savo pirkinių krepšelį įsidėti pro čia. Atsisėdus į vidų neapima joks labai stiprus prabangos pojūtis, iš esmės čia yra kaip bet kurioje kitoje Toyotai, tik aišku turim labai daug vietos. Šviesios lubos, tamsus salonas, tamsi centrinė konsolė, įprastas spalvų derinys, turim šiek tiek tokių išskirtinių sidabrinių apdailų štai čia, tamsią medžio apdailą ant vairo, kuri beje nešyla, tamsią medžio apdailą štai čia, bendras vaizdas man toks paprastas, ekonominės klasės, bet ganėtinai jaukus. Pažiūrėkim į kokybę. Vieta, kur dedu alkūnę, minkšta, man patinka, porankis prasilgina. Ar pasikelia? Ne, gaila nepasikelia, bet bent jau prasilgina, tai rankas padėt gan patogu laikant vairą. Kairiai pusiai, čia minkšta taip pat. Nu, čia aišku jau šiek tiek kiečiau, bet medžiagos neblogos. Čia jau labai kieta plasmasė, kuri gal ir kažkada pradės traškėti. Čia neblogai visai. Geriau negu įprastoje ekonominės klasės Toyotai. Dabar pažiūrėkim kaip čia. Garsų nėra, bet centrinės konsolės apatinė dalis truputėlį juda.
Sėdynės ganėtinai minkštos, patogios, šiek tiek prilaiko iš šonų, bet nestipriai, tai posūkį lyg ir galėčiau išslysti, bet tai nėra automobilis, su kuriuo greit važiuočiau posūkį. Jos yra odinės, tokios jos bus jau standartiniai automobilio komplektacijai. Šį kartą turim prabangę komplektaciją, tai visos 4 yra šildomos, priekinės sėdynės dar papildomai yra ir vėsinamos, abi valdomos elektra, vairuotojo sėdynė turi 2 padėčių atmintį. Na, kad čia yra vietos labai dideliam žmogui, ko gero net neverta sakyti. Ir atvirai pasakius, esu susilaukęs netgi komentarų iš 2 metrų ūgio žmonių, kad Land Cruiseris yra patogus jiems automobilis, bet be abejonės galėčiau prisislinkti ir labai arti ir vairuoti būdamas mažu žmogumi. Plus elektra valdomas ir vairas. Multimedijos ekranas ganėtinai didelis, tai viską žiūrėti tikrai pavyks. Šonėse yra greitieji mygtukai, jeigu reiktų kažką pasiekti. Garsas reguliuojamas ne tapšnokliu, o ratuku, kas yra labai patogu. Iš esmės čia rasit visas reikalingas funkcijas, tai navigacija, Apple CarPlay, Android Auto, keletą automobilio nustatymų, bet multimedijos prasme Toyota šiek tiek atsilieka nuo savo konkurentų, nes net atnaujinta multimedija šiek tiek lagina, vizualizacijos pasenusios ir nelabai ryškios. Tai kaip ir sakiau, konkurentai turi geresnį produktą. Dabar pažvelkim į galinio vaizdo kamerą, ją galima jungti vieno mygtuko paspaudimu štai čia, arba aišku įmetus atbulinę pavarą. Tai kamera labai neryški, bet galima matyti vienu metu tiek vaizdą per galinę kamerą, tiek 360 laipsnių vaizdą. Vaizdas nėra piešiamas, šonuose taip pat yra kameros, kurios iš karto rodo tą vaizdą, kas yra labai gerai. Galima įsijungti juostas, jos šiek tiek sukiojasi 360 laipsnių ekrane, kai sukiojam automobilio vairą. Taip pat dar kartą paspaudus mygtuką galima visuomet matyti vaizdą per šoninės kameras. Tai vaizdų daug, bet jie nelabai ryškus, bet ko gero bekeliai ratą pastatyti į tą vėžę, į kurią reiks, jums tikrai padėtų. Klimato kontrolė, 3 zonų, valdymas vyksta fiziniais mygtukais, ačiū Dievui, jis vis dar neperkeltas į multimedijos ekraną. Čia yra mažas ekranas su tikslinė informacija, keletas mygtukų temperatūrai ir visi likę valdymo mygtukai aplinkui, o 3 zona, aišku, yra valdoma gale, ji turi savo atskirą monitorių, bet ją jums parodysiu šiek tiek vėliau. Na, o po klimato kontrolę turime orinės važiuoklės, kuri šiame automobilyje yra sumontuota reguliavimą ir važiavimo režimų pasirinkimą. Tik tas važiavimo režimas šiuo atveju yra ne Sport, Comfort, Normal ir taip toliau, o būtent važiavimo bekeliam. Su orinė važiuoklė viskas kaip ir yra aišku, o štai čia turim keletą važiavimo pasirinkimų ir iš jų įdomiausias yra būtent crawl mygtukas, kas lietuviškai reiškia šliaužti. Įjungus šį mygtuką, automobilis pasiruošia kopti į kalną ir ima pats tai daryti. Akceleratorius net neliečiant, automobilis lipa į kalną, o štai čia esančiu ratuku galima reguliuoti to automobilio važiavimo greitį. Pats to nesu bandęs, bet iš daugybės apžvalgininkų, kurie automobilį bandė kalnuose, supratau, kad tai yra labai naudinga funkcija. Vairuotojo rodmenys nėra skaitmeniniai, jie visiškai įprasti, dešinėje spidometras, kairėje tachometras, o per vidurį dar turim ir informacinį ekraną, kuris iš tikrųjų savyje talpina gan nemažai informacijos susijusios su važiavimu, saugumo sistemom, greičiu ir taip toliau. Pats vairas man tikrai patinka, odinės vietos malonios liesti, net ir medinės iš tikrųjų vietos pakankamai malonės liesti, tik tai kaip minėjau, jos nešyla, vairas šyla tik tai šiose vietose, tai kaip ir užknisa, bet kaip ir motyvuoja abi rankas laikyti ant vairo, tai dėl to pykti nelabai galiu. Na, o dabar dėtuvės. Tai durise turim labai sąžiningo dydžio dėtuvės, čia yra 2 atskiros vietos, pavyzdžiui, 2 nedideliem vandens buteliukom ir dar lieko vietos dėti kasdien vežiojamiem daiktam. Kairiai vairo pusėje dėtuvėlės nėra, užtat čia turim pakankamai gilų, štai tokio gylio porankį, kur susidėsim nemažai daiktų, štai tokia miniatiūrinė po tokio gylio dėtuvėlė. 2 uždaromus padelių laikiklius, 1 uždaromą dėtuvėlę štai čia, pažiūrėkime, ar čia telpa mano telefonas. Na, nelabai telpa, ta dėtuvėlė nelabai didelė, bet ko gero koks mažesnis telefoniukas gal ir tilptų. 1 dėtuvėlė štai čia ir aišku turim dėtuvėlę štai čia, tačiau pradžioje atsidaro veidrodėlis, kuris jums leidžia stebėti gale sėdinčius vaikus arba kitus miegančius, pavyzdžiui, keleivius. Ir tada atsidaro dar labiau ir čia galim įsidėti savo akinius. Dabar atsėdau galą, pažiūrėti, kiek vietos turim čia, tai vietos sočiai tiek mano keliam, tiek mano galvai, tiek mano pėdom, tiek labai lengvai galiu persėsti į vidurinę sėdynę. Vidurinė sėdynė yra šiek tiek kietesnė, tai netokia patogi, bet mano galvai vis dar lieka vietos sočiai, šonuose vietos daug, tai ko gero ir 3 čia nebūtų labai jau sudėtinga važiuoti.
Kaip minėjau, turim trečią klimato kontrolės zoną, abi sėdynės šildomos arba stipriau, arba mažiau. Turim porankį su 2 puodelių laikikliais, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, stumdomas 2 galinės sėdynės ir atlenkiamas, ir šį kartą pagaliau sėdynė iš tikrųjų atsilenkia daug, maloniai ir ko gero čia net būtų galima snūstelti. Na ir langas atsidaro iki pat apačios. Bagažinė 621 litras ir čia truputėlį Land Cruiseris atsilieka nuo konkurentų, nes, pavyzdžiui, Grand Cherokee turi 1070, Lexus LX 1100 litrų, bet iš principo pakankamai praktiška, turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, tvirtinimų galima rasti netgi ir ant sėdynės, ne tik ant žemės, šone turim 220 voltų jungtį. Iš principo viskas neblogai, sėdynės taip pat atsilenkia, tą aišku reikia daryti iš štai čia. Tik tai, aišku, dugnas netampa lygus ir įstumt kažkokį krovinį bus sudėtinga. Žinot, kas dar sudėtinga? Atlenkti šitas sėdynės, nes jos atsistumia taip sunkiai. Bet bent jau neprisispaudžia diržas. Na, dabar keletas problemų. Mažiausiai patikimas gamos variklis 2,7 litro darbinio tūrio benzinas. Variklis linkęs perkaisti. Perkaitimą gali sukelti sugedęs radiatorius ar termostatas, kai kuriais atvejais skysčio sistemos nuotėkis. Taip pat yra pasitaikę atvejų, kai 2,7 litro darbinio tūrio variklius turinčiose modeliuose dingo trauka. Šią problemą dažniausiai sukelia užsikišęs oro filtras arba purkštukų problemos. Na, o dizeliniai modeliai gali susidurti su užsikišusio DPF filtro problema. Tai pereikime prie važiavimo ir pakalbėkime apie važiavimą mieste. Automobilio važiuoklė kaip ir neblogai susitvarko su kelio nelygumais, šulinių dangčiais, su didžiaisiais gulinčiais policininkais, bet gerai žodžio vartoti negaliu, nes kartais, ypatingai jeigu tų duobių kelyje yra daug, atsiranda toks jausmas, lyg važiuoklė būtų guminė ir aš truputėlį kratyčiaus. Tai, nežinau, situacija nebloga, bet tikrai negaliu sakyti gera. Tačiau jeigu esat žmogus, kuris didžiąją laiko dalį važiuojant būtent asfaltu, tai yra labai daug gerokai tinkamesnių jums automobilių negu Toyota Land Cruiser. Pavyzdžiui, Audi Q7, BMW X5, Volvo XC90 ir galėčiau vardinti. Visi jie asfaltu jūs veš geriau. Bet jeigu jums dažnai reikia nusukti nuo asfalto, tai Toyota Land Cruiseris bus ne tik tas, kuris bekeliai jūs nuveš gerokai toliau, bet tą padarys ir žymiai patogiau. Ką bandau pasakyti, tai atitinkamam darbui reikalingas atitinkamas įrankis. Pavarų dėžė, kokią turim šiandien, yra automatinė, ji turi 6 pavaras, akceleruojant švelniai, pavaros jungiasi labai švelniai, netgi ir starto momentas yra pakankamai neblogas, tačiau jeigu akceleruojam stipriai, tai jausis šioks toks atsilikimas ir starto momentu, ir jausis pavarų permetimas, bet būkim realistai, tai yra automobilis, su kuriuo stipriai akceleruojam labai retai. Kas liečia sąnaudas, tai štai toks modelis ima apie 11-12 litrų 100 km dizelio. Suprantu, kad tai pradžiai gali atrodyti kaip didelės sąnaudos, bet viską susumuokim. Automobilis neaerodinamiškas, varomas 4 ratais, po kapotu 2,8 litro variklis, o kėbulas vien tuščias sveria beveik 2,5 tonas. Tai kai supranti visus šitos faktus, tai 11-12 litrų dizelino nėra jau tokias ir didelės sąnaudos. Kas liečia matomumą, tai priekyje viskas yra labai gerai. Vienas dalykas, tai labai aukštai sėdžiu, tai matau virš priekyje važiuojančių lengvųjų automobilių. Veidrodžiai šoniniai yra labai dideli. Yra netgi funkcija, galima nusistatyti, kad įmetus atbulinę pavarą jie nusileistų. Tai šiek tiek supaprastina parkavimąsi, pavyzdžiui, palei bortelį, kurį visada matysite. Tai čia viskas labai gerai, vidurinis veidrodėlis kabo aukštai, galinis langas labai didelis, man matymui netrukdo nei vienas iš galinių sėdynių atlošų ir atvirai pasakius, net ir galinis statramstis nėra jau toks storas kaip pas kai kurios automobilius, plus gale turim dar ir po papildomą langelį, kuris suteikia čiut papildomą matomumą. Na, o garso izoliacija yra ta vieta, kur ir ši Toyota, kaip dauguma Toyotų, pasigirti tikrai negali. Spaudžiant akceleratorių, garsiai girdisi variklis. Dabar netgi važiuojant 70 km/h patikrinau, ar tikrai uždaryti visi langai, nes jau girdisi vėjo švilpimas.
Na ir aišku, labai tikėtina, kad ant tokio automobilio dėsit purvo padangas ar kažkokias tai su didesniu protektoriumi, jeigu važiuojate bekelę. Tai vadinasi, neblogas garsas eis ir iš padangų, kai važiuosi 90 ar 100 km/h greičiu. Taigi, ar verta pirkti štai tokį Toyota Land Cruiser? Žinot, nepaisant to, kad man šis automobilis atrodo tiesiog nuostabus, miesto gyventojams ir asfalto vairuotojams jo rinktis aš tikrai nerekomenduoju. Bet jeigu mėgstat bekelės iššūkius arba atostogaujat sunkiai pasiekiamose vietose, o gal turit sunkiai privažiuojamą sodybą, tokiu atveju tai gali būti vienas geriausių pasirinkimų rinkoje. Bičiuliai, ačiū, kad mus žiūrit, neužmirškit užmest laiko, pasubscribint ir įsijungt mus kitą savaitę. Iki!